tikrai niekada nebūtumėte pagalvoję, kad šis žmogus yra koks nors ypatingas blogietis arba slaptas milijardierius, telefonų ir kitų gadžetų mėgėjas, juokingas nevykėlis, sugebantis užmigti svarbiuose renginiuose ir kurį internete vadina ne kaip kitaip, o Dimonu. Он вам не Димон. Но когда вы посмотрите... Bet peržiūrėję šį kovos su korupcija fondo filmą, suprasite, kaip mes visi klydome. Dmitrijus Medvedevas, premjeras ir buvęs prezidentas, pamišęs visai ne dėl gadžetų, o dėl pinigų ir elitinio nekilnojamojo turto. Rūmai, rezidencijos, dvarai, jachtos, vynogynai Rusijoje ir užsienyje. Mes parodysime jums tikruosius turtus, kurie priklauso Medvedevui, ir jūs įsitikinsite, kad jis yra vienas turtingiausių bei labiausiai korumpuotų valdininkų. Чиновников. Korupcija ne tik turi būti neteisėta, ji turi tapti nepadori. Лидер партии... Partijos Vieningoji Rusija lyderis savo turto imperiją pastatė žymiai gudriau negu kiti žulikai, kurių turtai užrašyti offshore kompanijoms. Jo schema yra paremta labdaros fondais, kuriuos valdo jo įgalioti asmenys, giminaičiai ir kursiokai. Bet net ir pats gudriausias korupcionierius gali įkliūti dėl kokios nors smulkmenos. Tyrimas, apie kurį mes jūs tuoj papasakosime, truko ilgus mėnesius, bet prasidėjo nuo štai tokios nereikšmingos smulkmenos, sportbačių ir marškinių, kurie ir leido mums žingsnis po žingsnio išnarplioti šitą grandiozinį kamuolį, supainiotą iš fiktyvių asmenų ir kompanijų. Prieš parodant, ko dar niekas nematė, norėčiau paminėti, kad prie šito filmo dar yra pridedamas ir didelis ir labai įdomus tekstas su tyrimu, kuriame surinkti viso to, ką aš jums dabar čia pasakoju, nepaneigiami įrodymai. Dokumentai, schemos, ryšiai. Žvilgtelkite ten, norėdami sužinoti daugiau. Давайте я вам расскажу забавную историю о том, как Медведевская... Leiskite jums papasakoti linksmą istoriją apie tai, kaip Medvedevo imperija buvo atskleista paprastų internetinių pirkinių dėka. 2014 metais hakeriai pasivadinę anoniminiu internacionalu įsilaužė į Medvedevo telefoną ir paviešino jo asmeninius susirašinėjimus. Žmonės, kurie galimai įvykdė įsilaužimą, neseniai buvo areštuoti, o tiems, kurių dar neareštavo, paskelbta tarptautinė paieška. Ten buvo visko daug ir įdomaus. Kažkokie darbiniai dokumentai, asmeninės nuotraukos, susirašinėjimai su kitais valdininkais, bet jokių sensacijų. Buvo rašoma, kad Medvedevas turi slaptą Twitterio paskyrą ir kad jis užsakinėja visokius gadžetus iš interneto. Tai šitame šopinge ir buvo paslėptas raktas į Medvedevo imperiją. Jis ten visą laiką ir buvo, reikėjo tik atidžiau pažvelgti į pirkinius ir į tai, kaip atliekami užsakymai. И тому, как именно делаются заказы. Aš dabar taip drąsiai teigiu, kad šita pašto dėžutė iš tikrųjų priklauso Medvedevui, kad jūs visai sąžiningai galite pagalvoti ir paklausti, o kur įrodymai? Maža kieno tai gali būti adresas. Štai jums įrodymai. 2014 metų balandžio užsakymas. Parduotuvės puslapyje surandame tuos pačius sportbačius ir įsidėmėme nuotrauką. Toliau viskas paprasta. Peržiūrime visas oficialias nuotraukas ir štai Medvedevas su identiškais sportbačiais vaikščioja Vietname. Žiūrim toliau. Štai dar vienas užsakymas 2014 gegužę. Vėl sportbačiai, vėl ta pati procedūra, surandame puslapyje, peržiūrime nuotraukas ir vėl sėkmė, štai Medvedevas su tokiais pat. Avalyne viskas neapsiriboja. Languoti marškiniai, kuriuos Medvedevas nešioja prie sportbačių, irgi tarp užsakymų, štai jie. O štai mėlyni su snaigėmis, juos premjeras pasirinko pasivaiščiojimui Sočyje. Ir gal aš jau nebetęsiu, nes ir taip aišku, kad tokių sutapimų nebūna. Šiuos užsakymus turėjo atlikti Medvedevas. Bet svarbiausia yra ne tai. Užsakymus Medvedevas daro ne savo vardu ir ne į savo adresą. Tokia rusų patarlė. Gyvenk pagal savo pajamas. Jis išsirenka pats, o užsakymą siunčia kitam žmogui, kuris prekes gauna ir jas perduoda asmeniškai Dmitrijui Anatolievičiui. Šio žmogaus vardas yra Vladimiras Vladimirovičius Djačenko. Jis iš pirmo žvilgsnio visai nieko neypatingas. Žiniasklaidos jis buvo vadinamas statybos bendrovių savininku, o pats jis per interviu sakydavo, kad jokių ryšių su Medvedevu neturi. Bet tai netiesa. Jis ne tik rūpinasi sportbačiais, bet taip pat aptarnauja slaptus Medvedevo aktyvus. Kilpa ant korupcionieriaus kaklo turi trauktis neišvengiamai ir nuolat. Ir to reikalauja visa Rusijos visuomenė be išimčių. По адресу, на который доставляют...
Adresu, kuriuo yra siunčiami Medvedevo rūbai, registruotos 2 įmonės, kurioms vadovauja Djačenko. Viena Promtech Invest užsiima slaptų Medvedevo rūmų aptarnavimu. Kitai Techinpro yra užrašyta verslo dalis, kurią slaptai valdo premjeras. Tuoj aš apie viską papasakosiu. Generalinio direktoriaus Djačenko vadovaujamame Promtech Invest mes radome Rostechnadzoro licenciją. Atkreipkite dėmesį į adresą, kuriuo Promtech Invest vykdo savo veiklą. Tai Znamenskoje kaimas, Rubliovo-Uspenskoje magistralė. Šiuo adresu registruota didžiulė sodyba, esanti daugiau negu 4 hektarų sklype. Pagrindinis namas 3000 kvadratinių metrų ir dar krūva kitokių pastatų. Garažas, svečių namai, baseinas, pirtis. Kaip įdomu pagalvojame mes, kamgi visą tai priklauso. Registrų centras rodo, kad žemė priklauso 2 juridiniams asmenims. Socialiai reikšmingų valstybės projektų rėmimo fondui ir jo dukteriniai kompanijai Greenyard. Socialiai reikšmingų valstybės projektų rėmimo fondui vien tik pavadinimas atkreipia dėmesį ir įpareigoja pasidomėti labiau. Šis fondas tapo ypatingai įdomus, kai mes aptikome, jog stebėtojų tarybos pirmininkų jame yra Medvedevo kursiokas Ilja Jelisejevas. Jis yra svarbiausias mūsų tyrimo herojus. Reikėtų iš karto pasakyti apie jį porą žodžių. Su Ilja Jelisejevu Medvedevas mokėsi kartu Leningrado universiteto juridiniame fakultete. Jie kartu dėstė ir net buvo verslo partneriais. 2000-ųjų viduryje Jelisejevo karjera staigiai pradėjo kilti kalną. Jis tapo Gazprom banko valdybos pirmininko pavaduotoju, kuo ir yra iki šiol. Jis yra pats artimiausias premjero įgaliotinis. Valdo jo aktyvus ir yra jungiamoji grandis visoje Medvedevo turtų schemoje. Be Sosgos projekto jis taip pat pirmininkauja fondui DAR, kuriam dar neseniai buvo užrašyta ta slapta Medvedevo pliosio sodyba, apie kurią mes darėme atskirą didelį tyrimą. Taip pat Jelisejevas vadovauja stebėtojų tarybai socialinių ir kultūrinių iniciatyvų fonde FSKI. Tai yra premjero žmonos Svetlanos Medvedevos labdaros fondas. Sosgos projekto direktorius irgi nėra pašalinis žmogus. Jo vardas Aleksejus Četvertkovas, jis irgi yra Medvedevo kursiokas. Štai pažiūrėkite, jie kartu šoka per kursiokų susitikimą. Tiek daug sutapimų išprotėti galima, bet tai dar ne viskas. Dukterinės Sosgos projekto įmonės, kuriai taip pat užrašyta Znamensko sodyba, direktorius yra Leonidas Rubcovas. Ne, jis ne kursiokas. Jis yra fondo Gradislava savininkas. Tas fondas, kuriam šiuo metu priklauso slapta Medvedevo pliosio sodyba. Fondas dar žemę ir visus statinius Gradislavai tiesiog padovanojo. Kodėl aš visą tai pasakoju su tokiamis detalėmis? Nes tai ir yra Medvedevo korupcinės schemos esmė. Keli nekomerciniai ir labdaringi jo artimų draugų valdomi fondai, kuriems yra užrašyta tai, kas faktiškai priklauso Medvedevui. Įtariu, kad jūs nekantraujate jau pamatyti Dmitrijaus Anatolievičiaus Rubliovko sodybą. Negaliu atimti iš jūsų tokio malonumo. Mes esame ties Znamenskoje kaimu. Tai yra artimiausias Maskvos rajonas, Rubliovo-Uspenskoje magistralė. Čia yra brangiausia žemė Rusijoje. Patys prabangiausi namai už pačių aukščiausių tvorų. Apsisukam ir matom įspūdingo dydžio rūmus ir sutvarkytą teritoriją aplink juos. Nusileidžiam žemiau, kad geriau matytume, kasgi yra šitame sklype. Skrendam ratu. Tai pagrindinis namas. Jo plotas yra 2800 kvadratinių metrų. Jis yra sklypo centre, bet jį galima apžiūrėti tik iš oro, nes aplink auga dideli medžiai. Skrendam į tolimesnį sklypo kampą. Ten irgi daug visko įdomaus. Iškastas dirbtinis tvenkinys. Deja, užtikrintai teigti, jog jame gyvena ančiukas mes negalime. Šalia pastatytos kelios pavėsinės ir atskiras svečių namas, kuris yra kairiau ir nepateko į kadrą. Vandenyje nuleista mėlyna valtis, ant kranto didelė palapinė. Bendras sodybos plotas yra daugiau negu 4,3 hektaro. Matosi, kad prie namo pristatytas didelis baseino priestatas, ant kurio stogo galima vaikščioti specialia veja su takeliais. Ir įvažiavimas į teritoriją. Čia yra garažas su 4 vartais, kontrolės punktas ir apsaugos namai.
Sprendžiant iš sklypo dydžio ir lokacijos, tokia sodyba kainuoja apie 5 milijardus rublių. Миллиардов рублей. 5 миллиардов. 5 milijardai yra gigantiška suma. Оценкам. Iš kur socialiai reikšmingų valstybės projektų rėmimo fonde 5 milijardai tokios sodybos pirkimui? Всего. Atsakau, Socgos projektas nepirko šitos sodybos. Проектов не покупал эту усадьбу. Ему Ją fondui padovanojo. и вот Ir čia mes priėjom iki tikrojo baudžiamojo nusikaltimo prašymo. Nes šitą sodybą padovanojo žinote kas? Ogi turtingiausias Rusijos oligarchas Ališeras Usmanovas, susikrovęs savo turtus iš sovietinės kalnakasybos pramonės likučių. Šveicarijos rezidentas. Jis tiesiog dovanoja sodybą už 5 milijardus rublių struktūrai susijusiai su Medvedevu. Kaip tai vadinama? Teisingai, kyšis. Tikrasis, klasikinis. Usmanovas su Medvedevu tai puikiai supranta. Būtent dėl to dovaną ir įformino kontroliuojamam fondui, kurį valdo vienas Medvedevo kursiokas, o pirmininkauja kitas. председательствует в нем другой. O dukterinės firmos direktorius yra tas pats asmuo, kurio vardu užrašyta Plioso sodyba. Už techninį aptarnavimą yra atsakinga Promtech Invest firma, kurios adresu Medvedevas užsisakinėja sportbačius. Заказывает себе кроссовки. Absoliučiai viskas šitame sąraše parodo, kad tikrasis Rubliovkos sodybos savininkas yra pats Medvedevas. Сам Медведев. Mes paskelbėme karą korupcijai. Mes žinome savo priešą. Vien epizodų su sodyba ir 5 milijardų dovana šiaip pakanka siųsti ir Usmanovą, ir Medvedevą ant teisiamųjų suolo. На скамье подсудимых. Bet kol kas mes judame toliau, nes tai dar ne viskas. Ну что, давайте... Kągi, narpliokime toliau šią schemą, kurią iš tikrųjų turėtų tirti tyrimų komitetas, bet už juos kažkodėl dirbame mes. Итак, та же Taigi, ta pati firma Promtech Invest, kuri aptarnauja Rubliovkos sodybą, valdo dar vieną įdomų objektą. интересным объектом. Посмотрите на Pažvelkite į inžinieriaus gyvenimo prašymą, kurį mes suradom Sočio vakansijų puslapyje. Darbo vieta Promtech Invest. Pareigos, dėmesio, Psechako oficialių svečių priėmimo namų eksploatacija ir remontas. Красная Поляна. Štai čia ant Psechako kalnagūbrio yra įsikūrę svečių priėmimo namai. Tai atseit olimpinis objektas, jis buvo statytas Sočio žaidynėms. Bet tai ne sportinė bazė, ne viešbutis ir jokie svečiai ten nepriimami. Tai yra privati rezidencija, pastatyta asmeniškai Dmitrijui Medvedevui. Для Дмитрия Медведева. Išsiaiškinkim ir įrodykim. Сначала об объекте. Pradžiai objektu, kaip visada, pasigrožėkime iš oro. Взлетаем. Kylame nuo Psechako kalnagūbrio nuolydžio ir iš karto matome privačią sraigtasparnio aikštelę bei visą statinių kompleksą. Kairėje ypač brangių svečių priėmimo namai, dešinėje garažas ir apsaugos namai, kad būtų kam visą šitą grožį saugoti. Abu pastatai virš 1000 kvadratinių metrų. Bet svarbiausia yra priekyje, tai pagrindinis namas. Jis yra labai didelis. Jo plotas virš 4000 kvadratinių metrų. Bet įdomiausia, aišku, viduje. Ten yra tokie įspūdingi dalykai kaip židiniai, druskos grota, įspūdžių dušai ir kiečiausia baseinas su atrakcionais. Didelis šiltas baseinas su išėjimu į lauką labai gerai matomas iš oro. O iš viso pirčių kompleksas šitame name užima 1000 kvadratinių metrų. Sklypo plotas čia 3,7 hektaro, o bendra visos sodybos kaina yra 7 milijardai rublių. Tai yra didžiausias namas, kurį mes kada nors esame filmavę iš oro. O vertinant vietą 1,5 kilometro aukštyje, šitas namas neturi savo lygių. Ir tarp kitko, atkreipkite dėmesį, kokios panašios yra Rubliovkos ir kalnų rezidencijos sodybos. Медведева и его горная резиденция Психака. С Психака Psechako istorija yra lygiai tokia pati kaip Plioso sodybos. сначала Iš pradžių žemė buvo įforminta dar fondui. дар. Bet greitai, ir jūs net galite atspėti, Догадаться, что dar fondas viską padovanojo kitam niekam nežinomam fondui. Ir vėl su tokiu įspūdingu pavadinimu – Žiemos olimpinių sporto šakų rėmimo fondas. поддержки зимних олимпийских видов спорта. Teisingai, dar vienas labdaros fondas. Bet naujo jame tik pavadinimas. Pagrindinį vaidmenį atliekantis asmuo mums jau žinomas – stebėtojų tarybos pirmininkas Ilja Jelisejevas. Барабанная дробь Илья Елисеев. Это, кстати, Tai yra jau 4. labdaros fondas, kuriame Jelisejevas eina šitas pareigas. Steigėjas Vitalijus Golovačiovas. Aš būčiau galėjęs jį pristatyti praeitame skyriuje apie Socgos projekt fondą, nes Golovačiovas yra abiejų šitų fondų steigėjas.
Jis taip pat yra dar fondo struktūrų darbuotojas. Jis vadovauja fondo valdymo įmoniai. Apie jį mes šnekėsim truputėlį vėliau. Bet tai, kad tikrasis rezidencijos savininkas yra štai šitas nuostabus kalnų slidininkas, įrodo jo asmeninis Instagramas ir jo romantinių žiemos nuotraukų meilę. Pažvelkite, šią 3 metų senumo nuotrauką mes radome Medvedevo Instagrame. Paskui dar vieną labai panašią prieš 2 metus. Abiejose nuotraukose žibintai ir daug sniego. Lyginam su Psichako rezidencijos nuotraukomis ir matome tokius pačius žibintus. Praeitų metų nuotraukoje su poetiniu užrašu Ledas ir liepsna mums įdomus kalnų reljefas bei kamino trikampis dangtis. Lyginam su Psichako nuotraukomis ir vėl visiškas atitikimas. Išeina, kad Medvedevas reguliariai vieši šioje rezidencijoje. To niekas mums nepapasakojo, nei kaimynai, nei liudininkai. Taip pat premjeras įkėlė nuotraukas, niekas jo nevertė. Ir beje įdomi detalė. Štai laiškas iš tos pačios pašto dėžutės, kur mes ir aptikome Medvedevo marškinius ir sportbačius. Darbų sąrašas, laiško antraštė žyma 1456. Tai yra aukštis virš jūros lygio, kuriame yra Psichako rezidencija. Štai Medvedevas savo užsakinėja dekanterus, geras vyno taures ir patį vyną ir prašo padalinti visą šitą tarp kalno. Tai Psichako ir upės, tai pliosas. O svarbiausia, pilnas tarnaičių ir vadovo komplektas. Grįžkime į pradžią. Aš minėjau, tuo adresu, kuriuo Medvedevas siunčiasi savo užsakymus, registruotos 2 įmonės. Viena aptarnauja slaptas rezidencijas ir šitai mes jau išsiaiškinome, o kita valdo slapto verslo dalis. Šita kompanija vadinasi UAB Techinpro ir jai užrašyta 75% žemės ūkio holdingo Agrokompleks Mansūrovo. Pasakoti apie jį ir kas jam priklauso mes persikeliame į Kursko sritį. Mes ką tik buvome Rubliovskoje ir Sočio Krasnoje Polianoje. Ką mums į Kursko sritį paprieštarausite jūs? Bet istorinės gimtinės nesirenkamos. Ir būtent Kursko srityje Mansūro kaime gyveno Medvedevo senelis ir ten pat gimė jo tėvas Anatolijus Afanasievičius. Kaip ir kiti Rusijos korumpuoti valdininkai, Medvedevas gi mato save bajorų. O kas per bajoras be dvaro? Ir neturėdamas geresnių alternatyvų, jis pasirinko Mansūrovą kaip šeimos lizdą. Ir jeigu nutiks taip, kad jums teks skristi virš Kursko srities, iš tikrųjų nelabai turtingos, tarp kreivų namų jūs nustebins štai toks grožis. Tiesiai už tuščio lauko vila, kurios plotas 240 000 kvadratinių metrų. Turbūt prabangesnio nekilnojamo turto visoje srityje nėra. Apie ją Mansūrove žino kiekvienas žmogus ir ji yra vietinių gyventojų pasididžiavimas, nors jie jos niekada nematė. Sklypas, kaip ir pliose, aptvertas aukšta tvora. Privažiuoti keliu draudžiama. Bet kovos su korupcija fondui tai nėra kliūtis. Todėl jūsų dėmesiui dar viena premjero Medvedevo slapta vila. Už aukštos tvoros matome visą teritoriją. Kairėje sporto aikštelė, centre tvenkinys ir pagrindinis namas. Jo plotas apytiksliai 1500 metrų. Sklypas prižiūrimas, visur tvarkingi takeliai ir keistas landšafto dizainas. Skrendam iš kitos pusės. Tolimesniajame kampe matome automobilių stovėjimo aikštelę ir tarnaičių namelį. Rezidencija užrašyta Mansūro agrokompleksui, kurio valdybos pirmininkas jau kelintą kartą Medvedevo kursiokas, Ilja Jelesejevas. Ir beje, šios žemės pirkimas buvo finansuotas firmos FinConsulting K. Tai naujas finansinės konsultacinės dar fondo kompanijos pavadinimas. Pažvelkime dar kartą į Mansūro rezidenciją iš tolo. Į kadrą patenka 2 sraigtasparnių aikštelės, kuro pildymo kompleksas ir begalinė Kursko tuštuma. Mums net neprireikė ieškoti įrodymų, kad Medvedevas lanko savo Kursko rezidenciją. Ilja Jelesejevas pats apie tai pasakoja. Tai mūsų darbuotojų svečių namai. Čia kartais apsistoja Dmitrijus Medvedevas, kai atvyksta į Mansūrovą.
Kažkurgi reikia jam nakvoti. Nevarysi jo į Kurską už 60 km į viešbutį. Reikia matyti šitą rezidenciją. Padidinto komforto vienaaukštis medinis statinys. Štai ką pasakoja vietiniai gyventojai. Būna kasmet. Nakvoja čia Medvedevas. Šiais metais laukiam, neatvažiavo kažkodėl. Jis su žmona buvo, su sūnum buvo čia. Ten į parduotuvę ėjo. Matėte, kur parduotuvė? Čia sodyba pastatyta. Sodyba ar kas ten už kaimo. Jis ten atvažiuoja. Viskas aptverta ten. Aš ten pats nebuvau, statė ten. Jis atvažiuoja, ten apsauga dirba. Jis nedažnai atvažiuoja, nežinau kiek kartų. Šiais metais nebuvo, o praeitais buvo. O kur jis apsistoja čia? Savo sodyboje. O paskui jis eina į cerkvę, į kavinę, į parduotuvę. Daug apsaugos būna. Ir krūmuose, ir visur sėdi apsauga. Ir mašinos kažkokios važinėja, virtuvė kažkokia, ir karininkai būna, visi būna. Dujas atvedė mums ir kelią. Padeda vis tiek. Tokie reikalai. Давайте отлетим. Skriskime nuo šio padidinto komforto vienaaukščio medinio statinio virš sugriautų namų ir sandėliukų ir įsižiūrėkime. Tai koplyčia. Jis stovi toje vietoje, kur buvo Medvedevo senelio namas. И довершает образ родового гнезда. Ant lentelės parašyta: pastatyta su Dmitrijaus Medvedevo pagalba protėvių namo vietoje. Pašventinta rugsėjo 14 2010 metais. Tai 45-oji premjero gimimo diena. Be komplyčios pastatė dar ir cerkvę. Jos atidarimas Mansūrove tapo dideliu renginiu. Atvažiavo vietinė televizija, atvažiavo prezidento padėjėjas, Kursko srities gubernatorius ir daug kitų valdininkų. Atkreipkite dėmesį, cerkvė turi varpinę, o pagrindinis 400 kg varpas pavadintas Ilja vardu. Остается только догадываться, назвали его в честь сына Медведева, Arba sūnaus vardu, arba Jelisijevo, kuris visą šį turtą valdo. который всеми этими курскими угодьями управляет. Однако Tačiau prabangaus namo ir cerkvės nepakanka tikro bajoro dvarui. настоящего дворянского имения Reikalingas ūkis, grūdų laukai, besiganančios bandos, arklidės. Visą tai Medvedevas irgi turi. Mansūrovo agrokompleksui, kuriam priklauso sodyba, taip pat priklauso 27 000 hektarų žemės, daugiau negu 3 000 galvijų, karvės importuotos iš Amerikos, kiaulių ferma, žirgynas, pieno perdirbimas, šimtai žemės ūkio technikos vienetų. Ir visą šitą žemės ūkio imperiją valdo vis tas pats Medvedevo kursiokas Jelisejevas. Илья Елисеев. O tarp valdančiųjų mes surandame dar įdomesnį personažą – Andrejus Vasiljevičius Medvedevas. Андрей Васильевич Медведев. Tai premjero pusbrolis, Премьер-министра. Svetlanos Afanasjevos Dmitrijo Medvedevo tetos sūnus. Ji poetė, nusipelniusi Rusijos mokytoja. Ji iš tiesų turi sūnų Andrejų, pasakojo apie jį per interviu. Чуть-чуть, а вновь Šiek tiek apie surastą Medvedevo pusbrolį. у него есть еще Jis turi dar vieną žemės ūkio firmą Kursko srityje. Jie šiltnamiuose augina pomidorus, agurkus, rožes. брат Медведева учредил это. Ir Medvedevo pusbrolis įsteigė šią firmą kartu su Kursprom Teplica. И вот тут уже становится Ir čia jau darosi įdomu. Промтеплица. Kursprom Teplica priklauso Socgos projektui, tam, kuriam Usmanovas padovanojo Rubliovko sodybą. Усманов подарил усадьбу на Рублевке. Как видите, Kaip matote, Medvedevas turi net giminaičių ryšių su agrokompleksu ir Socgos projektu. Be to, juridiškai visas šitas grožis priklauso Techinpro, kompanijai, kurios adresu Medvedevas siunčia savo sportbačius. компании, на адрес которой Медведев заказывает себе кроссовки. Не то, что мне Ne понадобилось... tai, kad man reiktų išgerti prieš kitą skyrių, nors gal ir nepakenktų. Tiesiog noriu parodyti jums Kagoro butelį. Gamintojas nurodo, kad vynuogių kilmė yra vynuogynas Uolotas krantas netoli Anapos.
Ten mes ir persikelsim apžiūrėti mūsų herojaus turtų pietuose. Южные владения нашего героя. В Анапу мы Į прибываем. Anapą mes patenkam tuo pačiu keliu kaip ir į Mansūrovą, per Techinpro firmą, kurios vardu Medvedevas atlieka savo internetinius užsakymus. Среди дочерних Tarp dukterinių šios firmos įmonių mes aptinkame UAB Uolotas krantas. второй учредитель. Antras steigėjas jau gerai mums žinomas Socgos projekt fondas. В собственности Tarp Uoloto kranto nuosavybės mes randame beveik 100 hektarų žemės Juodosios jūros pakrantėje, netoli Anapos. Labai graži vieta. и красивейшие места. На профильных сайтах Tarp Vindarių Uoloto kranto vynuogynas vadinamas plačiai žinomu siaurame rate. в узких кругах. Туда не Ten neįleidžiami turistai ir lankytojai. Bet tie, kam pasisekė pamatyti vynuogyną savo akimis, apie jį pasakoja ir taip galima suprasti šios vietos išskirtinumą. проекта. Рельеф здесь такой. Jeigu atsistoji nugarą į jūrą, tai gali įsivaizduoti, kad esi Toskanoje. Мягкие Švelnūs kalnų kontūrai, pakalnėse lygios vynuogių eilės. исключительно красиво. Išskirtinis projektas, rimtas požiūris, Italijos Toskana, Bellissimo. Белиссимо. Šioje vietoje aš jums reikšmingai mirksiu akimi ir rekomenduoju žiūrėti šitą video iki galo. Pasakysiu tik vieną, į Toskaną mes dar С nuvyksime. вами еще окажемся. Будете угадывать сады. Ar pamėginsite atspėti iš vieno sykio, kas užima stebėtojų tarybos pirmininko vietą šioje įmonėje? Būgnai jau buvo, tai dabar turbūt fanfaros. Илья Елисеев. Tai Ilja Jelesejevas. O vynuogynų direktorius buvo Andrėjus Žmėnė. Этот же человек. Šis žmogus vėliau tapo Pliosto Gradislavos fondo vadovu. В Плёсе. То есть снова Медведев. Vėlgi, Medvedevo chebra. Эти же люди Tie patys žmonės, tik kaitalioja vietas ir с pareigas. момента приобретения винограда Nuo vynuogyno pirkimo momento Medvedevas tampa vindarystės fanatu ir aktyviai stumia vyriausybėje vindarystės interesus. которые возглавляет 2013 metais Medvedevas padaro vyną ne alkoholiniu, bet žemės ūkio produktu. Vėliau leidžia jį reklamuoti per televiziją. правительство также Vyriausybė taip pat gauna teisės reguliuoti minimalę vyno kainą. Медведев посещает Medvedevas lanko Abrau Diurso gamyklą, dalyvauja vindarystės susitikimuose ir paveda vyriausybei sumažinti vyno akcizus. акцизы. Министерство Jis prašo Žemės ūkio ministerijos ir jos vadovo Tkačiovo paremti vyndarius. комплексные меры господдержки производителей вина. Министр Žemės ūkio ministras Tkačiovas labai visą šitą palaiko ir nieko keisto. Šiandien vynuogynus valdo tas pats direktorius, kuris valdo ir asmeninius Tkačiovo šeimos vynuogynus. Ткачевых. В прекрасной России будущего Nuostabiojoje ateities Rusijoje mes galėtumėm paduoti premjerą į teismą už tai, kad jis užsiima atvirų srities lobizmų, kurioje jis pats turi savo finansinių interesų. за это в прекрасной Nuostabiojoje России будущего ateities Rusijoje, закон выше всего. kur įstatymai bus aukščiau už viską, už tai jis jau būtų atsistatydinęs kartu su savo žemės ūkio ministru. Мы будем помнить Mes šito nepamiršim, o kol kas judame tolyn. Tęsia mūsų schemos geografinę ekspansiją. Šįkart Peterburgas, premjero gimtasis miestas. Skirtingai nei Kursko srityje, čia yra jo tikrieji namai, miestas, kuris gimė, užaugo, mokėsi, dirbo. Būtų keista, jeigu ten nesurastume jokio Medvedevo turto. 2009 metais niekam nežinoma firma Centrum Invest įsigijo štai šį namą Nevos pakrantėje. дом на набережной Невы. Tai istorinis pastatas, architektūros paminklas, grafo Kušaliovo Bezborodko rūmai. Juose išsaugoti visi priešrevoliuciniai prabangos atributai – židinių salės, marmuriniai laiptai, lipdiniai. Но настоящий покупатель Bet tikrasis pirkėjas buvo nežinomas. Vienintelis Centrum Invest steigėjas buvo 29-erių Filipas Polianskis. Филипп Полянский. Nei verslininkas, nei žinomas vystytojas. Он Jis atsisakė atskleisti savo partnerių vardus, arba tai, iš kur pas jį atsirado pinigai, ar kitas detalės. детали. Bet tereikėjo palaukti kelis mėnesius ir viskas sustojo į savo vietas. Tikrasis savininkas atsirado jau 2010-aisiais. Pažiūrėkite į registrų centro išrašą ir atkreipkite dėmesį į savininko pasikeitimą. Buvo Centrum Invest, o atsiranda dar fondas. Фонд Дар. Ir tai nesutapimas. Падение. Filipas Polianskis neatsitiktinis žmogus. Jis kelis mėnesius vadovavo dar fondui Фонд Дар. ir jis taip pat Peterburgo universiteto aliumnas. Mūsų gerai pažįstamo Jelesejevo mokinys. Ильи Елисеева. Viskas nurodo tai, kad pastatas nuo pat pradžių buvo perkamas dar fondui, o komercinė struktūra Centrum Invest tai tiesiog eilinė tos pačios organizacijos tiems patiems žmonėms Те reinkarnacija. же самые организации для тех же самых людей. Keletą metų dar fondas šį pastatą remontavo ir 2016-aisiais jis buvo priduotas. Дано.
Bet nesitikėkite, kad nekomercinis fondas pastatė geriausią pasaulyje našlaičių prieglaudą ar ligoninę. Jūs juk prisimenate, kad dar tai yra labai specifiškas labdaros fondas. Jis padeda tik vienai šeimai – Dmitrijaus Medvedevo. Dabar tai yra 29 kambarių elitiniai klubo namai ir labai sunku jų elitiškumą pervertinti. Prie tokių kompleksų tradicinių baseinių, spa, garažų, apsaugos, kai kurie butai turi net automobilio liftą. В квартирах есть, например, даже лифт для автомобиля. Tai yra tiesiai iš gatvės į svetainę galima įvažiuoti su automobiliu. Butai padalinti tarp DAR fondo ir Centrum Invest. DAR priklauso 6 butai, kurių bendras plotas 1827 kvadratiniai metrai. Vien tik šių butų rinkos kaina yra apie 1 milijardą rublių. Tai vienas iš butų, kuris priklauso nekomerciniam DAR fondui. Kokia prabangi laiptinė, pasakysite jūs. Bet čia ne laiptinė. Šitie laiptai yra buto viduje. Taip pat ten lipdiniai su angeliukais, grifonais, kariatidėmis, tarnaičių patalpa su atskiru įėjimu. Для прислуги с отдельным входом тоже есть. Площадь Vieno buto plotas 500 metrų per 2 aukštus. Tarp kitko, tarp ūkinių patalpų savininkų mes radome ir finansinių konsultacijų DAR fondo firmą. Jeigu pamenate, čia kaip tik ta firma, kuri finansavo Kursko šeimos dvaro pirkimą. покупку земли для родового гнезда Медведева в Курской области. Kol kas nežinome, kas atsitiks su butai šiuose rūmuose. Gali būti, kad viename apsigyvens pats Medvedevas, jo draugai arba giminaičiai. O gal jos perrašys kokiam nors naujam fondui su skambiu pavadinimu Sankt Peterburgo marmurinių laiptų ir automobilių liftų apsaugos fondas. Лестниц и автомобильных лифтов Санкт-Петербурга. Плёская дача. Plioso sodyba, kalnų rezidencija, dvaras Kursko srityje, žemės ūkio verslas ten pat, Rubliovkos namai, vynogynai, senoviniai rūmai. Tai nepilnas to, ką aš jau papasakau sąrašas. Уже рассказал. Esu tikras, kad jums seniai kilo klausimas, iš kur pinigai? Откуда деньги? Kaip visą tai gali veikti? Да и вообще, как это вот... Kiek objektų, visi išmėtyti per regionus, visur reikalingas personalas, statybininkai, kambarinės, vadovai, buhalteriai. Tai juk didžiulė infrastruktūra. Огромная инфраструктура ведь. Pasakoju, Рассказываю. Фонд dar fondui pinigus paaukojo žaliaviniai oligarchai. сырьевые олигархи. Novoteko akcininkai Michelsonas ir Simonovskis. И Симоновский. 33 milijardai buvo įnešti į šito pseudo labdaringo fondo įstatinį kapitalą. Другой Kitas žaliavinis oligarchas Olišeras Usmanovas įnešė natūrą, Rubliovkos sodybą. свадьбой, как вы помните, в Знаменском на Рублевке. Его Jo вложили įnaša vertinama 5 milijardais rublių. у фонда Dar fondas turi atskirą juridinį asmenį, valdančioji kompanija DAR, Она раньше так kuri taip anksčiau ir vadinosi UK DAR, bet dabar pervadinta į UAB Orion. запомните. Atsiminkite šį pavadinimą, jo mums dar prireiks. Через УКДАР. Pro UK DAR praeina gigantiškos sumos, kurias ji paskui paskirsto. Bet iš kur? Откуда Ir mes suradome UK DAR pajamų šaltinį. существование управляющей компании дар? Ir ne kažkur, o tiesiog atviroje Gazprom banko ataskaitoje. Газпромбанка. Šitas bankas išdavė 11 milijardų kreditą. 11 миллиардов рублей. И это Ir tai yra tokia didžiulė suma, kad UK DAR 2 metams tapo didžiausių Gazprom banko skolininku. Вот посмотрите, Štai pažiūrėkite, jie yra antroje vietoje. такая поддержка Tokia Gazprom banko parama labai lengvai paaiškinama. Pagrindinis Medvedevo įgaliotinis Ilja Jelisejevas, banko valdybos pirmininko pavaduotojas. этого банка. Помимо Be gigantiškų Gazprom banko kreditų, Medvedevo imperija taip pat maitinama mažesnių kreditų. PVZ Baš naftos struktūros davė beveik 3 milijardų kreditą. Ir tokie pavedimai sudaro iš viso 20 milijardų. Таким образом, Tokiu būdu, vien tik pagal dokumentus ir iš atvirų ataskaitų mes surandame 70 milijardų rublių. 70 миллиардов рублей. На Iš jų perka ir stato. строй. И тут я еще Ir čia aš kviečiu detaliau susipažinti su mūsų puslapiu dimon.navalny.com, kuriame galima išsamei ir su visais dokumentais susipažinti, kaip finansuojama Medvedevo korupcinė schema. схема Дмитрия Медведева. Ir pagaliau, korupcija tai yra smegenų būklė. Labai įdomus klausimas. Kaipgi tokia schema yra valdoma? Tai juk dešimtys juridinių asmenų, absoliučiai skirtingi aktyvai, nuo sodybų iki žirgynų, išmėtyti per 6 regionus. Atsakymas irgi paprastas. Visą šitą valdo tie patys žmonės. Aš jau minėjau Vitalijų Golovačiovą. Jis yra nominalus Sosgos projektų ir žiemos olimpinių sporto šakų rėmimo fondo savininkas.
Tai yra tas, iš Psichako kalnų sodybos. Taip pat jis yra UK Dar kompanijos direktorius. Be to jis turi dar vieną firmą, o tiksliau dar vieną valdančiąją kompaniją – UK Meritažas. Ji užsiima centralizuotų visų Medvedevo aktyvų rėmimu bei valdymu. Meritažas, pavyzdžiui, samdo darbuotojus. Tarp jos vakancijų sūrininkas į Pliosio sodybą, buhalteris ir sistemų administratorius į žemės ūkio kompleksą Kursko srityje, tai yra Mansūrova. Medicinos personalas į Baltosios rožės diagnostikos centrą. Jis buvo atidarytas Svetlanos Medvedevos kultūrinių iniciatyvų fondo, o taip pat darbo skelbimai su darbo vietos adresu sutampančiu su Dar fondo vieta. Bet darbo skelbimai dar ne viskas. Meritažas taip pat užsiima internetinių vardų registraciją. Meritažo darbuotojai registravo ar nurodė save kaip kontaktinį asmenį šiam kompanijų sąrašui. Gradislavos fondas, Socgos projektas, Dar fondas, Svetlanos Medvedevos kultūrinių iniciatyvų fondas, Centrum Invest ir vynuogynas Uolotas krantas. Šiame sąraše beveik visos kompanijos iš mūsų sąrašo. Kaip matote, jos yra valdomos bendro centro. Ir finansuojama taip pat vienodai. Firmos yra susietos bendrų darbuotojų ir adresų. Nekilnojamas turtas yra užrašytas tiems patiems žmonėms. Bet pagrindinis elementas, kuris vienyje visą tai, yra Dmitrijus Anatoljevičius Medvedevas. Būtai, sodybos, rūmai, pramogos, viską turime. Kažko trūksta. Taigi aišku, jachtos. Žinau, kad jūs visi nekantraujate ją pamatyti. Luktelėkite truputėlį, aš jums papasakosiu, kaip mes ją suradome. Dar daugiau intrigos. Ne jachta, bet jachtas. Atsirado antras Centrum Invest firmos, tos, kuri nusipirko grafo rūmus Peterburge steigėjas. Kipro offshore'as. Daug žadantis laimikis. Ir tai yra pirmas offshore'as tarp daugelio nekomercinių fondų, kuriems yra užrašytos sodybos ir rūmai. Būtent per šį offshore'ą, per bendrų direktorių ir adresų grandinę, mes prieiname prie dar vienos Kipro kompanijos – Fursina Limited. 100% priklausanti asmeniškai Medvedevo kursiokui Iljai Jelesejevui. O jau kiek visko mums atsivėrė toliau, Fursina turi dukterinę įmonę Rusijoje – Investicinė sąjunga. Pagrindinė veikla taip yra aprašyta – vandens transporto priemonių ir įrangos nuoma ir lizingas. Ir vėl perspektyviai skamba, ar ne? Tarp šią įmonę išduotų sertifikatų mes matome sertifikatą išduotą jachtai Princess 85MI. Pirkimo metu tokia jachta kainavo apie 200 milijonų rublių. Atrodo jį štai taip. Sužinoti, kaip vadinasi ši jachta, nesunku. 2009-aisiais ryšių reguliavimo tarnyba išduoda Investiciniai sąjungai 2 radijo stočių licenzijas ir nurodo, kad ant kurių laivų jos bus sumontuotos. Jachta vadinasi Fotinija. Nedelsdami bandome ieškoti šitos jachtos Rusijoje ir surandame 2014 nuotrauką. Matome būtent ją prišvartuotę, kur jūs manote, Pliose, Milovkos prieplaukoje, Medvedevo slaptoje sodyboje. Ir tai dar ne viskas. 2015-aisiais Investicinėje sąjungoje atsiranda dar viena jachta, visiškai nauja ir žymiai brangesnė. Modelis Princess 32M. Jos kaina jau 11 milijonų dolerių. Pagal kursą pirkimo metu tai 630 milijonų rublių. O su muito mokesčiais beveik 900 milijonų. Ji įvežta 2015 vasarą. O vadinasi ji, jūs nepatikėsite, irgi Fotinija. Antrajai savo jachtai suteikė tokį patį vardą. Tikiuosi, jūs atidžiai įsižiūrėjote ir prisimenate, kaip atrodo antroji jachta. Nes kaip jūs kitaip atpažintumėte ją prišvartuotą Milovkos prieplaukoje Pliose praeitų metų Liepą. Esame įsitikinę, kad abi šios jachtos, kurių bendra kaina apie 1 milijardą rublių ir kurios įformintos geriausio Medvedevo draugo Jelesejevo offshore vardu, iš tikrųjų priklauso Medvedevui. Tai parodo ir abiejų jachtų pavadinimas – Fotinija. Gėda, bet aš ne iš karto supratau, iš kur kyla šis pavadinimas, bet viskas buvo labai paprasta. Fotinija tai bažnytinis Svetlanos vardo variantas. Stačiatikių bažnyčioje Svetlanos vardas buvo ilgą laiką uždraustas ir prie krikštynas jis dažnai buvo keičiamas Fotinija. Taip, kad abi jachtos pavadintos Svetlanos garbiai. Neįtikėtinas sutapimas, bet maža kiek yra Svetlanų, paprieštarausite jūs.
Ir čia aš perduodu žodį kovos su korupcija fondo tyrimų skyriaus darbuotojui, kuris per 2 minutės išblaškys visas jūsų abejonės dėl to, kasgi iš tikrųjų plaukioja šią jachtą. Плавает на этих яхтах на самом деле. Jachta nedaug naudojama. Ji dažniausiai stovi arba Maskvoje, arba Peterburge. Bet vieną maršrutą galima atspėti labai tiksliai. Ji 4 kartus plaukia į Medvedevo sodybą Pliose. Bet tai dar ne viskas. Tikriname mūsų mėgstamiausią informacijos šaltinį šiame tyrime – Medvedevo Instagramą. Štai 2016 birželio 26 dienos nuotrauka. Peterburgo gyventojai iš karto atspės, kas čia pavaizduota. Tai kasmetinė aliumnų šventė Raudonosios burės. Įspūdingas renginys. Pagrindinis šventės momentas – fejerverkai ir laivo su raudonomis burėmis praplaukimas Nevos upe. Netikėtas sutapimas, bet būtent toje vietoje ir tuo metu ten atsirado ir Fotinija. Negalėjome patikėti savo akimis. Štaigi, Sankt Peterburgo vyriausybės nutarimas, pagal kurį laivų eismas toje vietoje renginio metu yra draudžiamas. Juk negali tai būti, kad vienai ypatingai jachtai padarė vieną ypatingą išimtį, ar ne? Dabar įdėmiai pažiūrėkime į renginio vaizdo įrašą. Ir iš karto matome paslaptingą siluetą krentantį į akis. Be abejonių, tai Medvedevo jachta Fotinija. Būtent iš jos premjeras dalinosi fejerverkų nuotraukomis Instagrame, gerdamas kokteilius netoli paprastų Peterburgo gyventojų, kurie taip pat atėjo pasižiūrėti šio nuostabaus renginio. Lygiai taip pat Medvedevo stebėjo raudonasias burės ir 2015-aisiais. Tai taip pat sutampa su geolokacinių sistemų duomenimis, kurie irgi nurodo, kad Fotinija buvo lygiai ten pat. Čia daugiau nieko nepridursi. Abi jachtos yra užrašytos offshore'ui, kuris priklauso artimiausiam Medvedevo įgaliotiniui Jelisejevui. Mes matome jas prišvartuotas prie Plioso Milovkos sodybos, kuri yra Medvedevo rezidencija. Abi jachtos pavadintos Fotinija, kuri yra Svetlanos vardo cerkvės variantas, o toks yra Medvedevo žmonos vardas. Visi naudojamosi atvejai yra susiję su Medvedevu. Todėl reikia pripažinti akivaizdų faktą. Milijardo vertės jachta buvo pirkta vieningosios Rusijos partijos lyderiui Dmitrijui Medvedevui. Jūs laikykitės čia. Viso gero, geros jums nuotaikos ir sveikatos. Desertui palikau patį geriausią – užsienio nekilnojamąjį turtą. Jis yra užrašytas to paties offshore vardu kaip ir Medvedevo jachtos. Jį surasti nebuvo labai sunku. Primenu, offshore'as Fursina priklausantis Jelisejevui pagal įstatymą privalo pateikti finansinę ataskaitą. Ir ji yra paskelbta Kipro Respublikos verslo registrų puslapyje ir yra pasiekiama bet kokiam vartotojui. Šioje ataskaitoje ir paslėpta pagrindinė paslaptis štai. Dukterinių įmonių sąraše mes randame skambų itališką pavadinimą – Fattoria della Aiola. Ir persikeliam ne į užsnigtą Kursko sritį ir net ne į Peterburgą, o į nuostabią saulėtą Italijos Toskaną. Kylam virš Medvedevo Italijos vynogynų. Jie yra pačiame Toskanos centre, regione, kuris garsus savo vynais. Ir iš karto matome mažą alyvmedžių giraitę, čia jų gan nemažai. Skrendam toliau ir sukam į dešinę. Pastatas priekyje tai firminė parduotuvė, kurioje parduodami vietinės gamybos vynai ir alyvuogių aliejus. Už parduotuvės mus pasitinka nuostabūs Toskanos peizažai. Teritorija yra tokia didžiulė, kad vienu žvilgsniu jos apžiūrėti tiesiog neįmanoma. Bendras vynogynų, alyvmedžių giraičių ir miškų plotas sudaro 100 hektarų. Tai 1 milijonas kvadratinių metrų. Tai yra 2 Vatikanai arba pusė Monako. Apsisukam atgal prie parduotuvės. Ir matome, kad po jie yra sandėliai ir gamybinės patalpos. Na ir koks Italijos vynogynas be nuosavos vilos, paklausite jūs. O štai ir ji. Ir ji net turi savo pavadinimą – Villa della Aiola. Ji buvo pastatyta 17 amžiuje ant senos pilies griuvėsių. Joje 30 kambarių, bendras plotas 1500 metrų. Štai tokį jaukų itališką lizdą gavo premjeras kartu su milijonu Toskanos žemės kvadratinių metrų. Laukiame, kada Dmitrijus Anatolievičius pradžiugins mus naujomis kiparisų nuotraukimis savo Instagrame su romantinėmis antraštėmis. Kompanijos puslapyje, kuris beje yra ir rusų kalba, parašyta, kad vyndaryklą 2012-aisiais nusipirko Rusijos investuotojai. Vietoje dirba rusakalbiai darbuotojai, net parduotuvės pardavėjos.
Bet ir direktorius nėra atsitiktinis žmogus. Pagal Italijos registro išrašą šias pareigas eina Sergejus Stupnickis. Prieš tai jis buvo Uoloto kranto, jau pažįstamo mums Medvedevo vynuogyno Napoje generalinis direktorius. И могут, наверное, скептики подумать... Skeptikai tikriausiai pagalvos, kad gal gali bankininkas Jelisejevas nusipirkti savo vynuogyną, jamgi nėra draudžiama. Bet dokumentai vėl ne skeptikų pusėje. Iš jų matyti, kad pinigai offshore Fursino sąskaitoje nėra Jelisejevo asmeninės santaupos. Отнюдь не личные сбережения Ильи Елисеева. Žiūrėkite, tai kreditų skyrius. Čia mes matome, iš kur offshore'as gauna pinigus jachtoms ir vynuogynams. Yra du šaltiniai ir jie abu mums gerai pažįstami. Tai UK DAR, nurodyta savo naujojų pavadinimo Orionas, ir finansinių konsultacijų DAR fondo kompanija. 2013-aisiais jis suteikė offshore'ui $53 milijonų paskolą. Ir šitos kompanijos ne šiaip kreditoriai iš gatvės. Jos figūruoja ataskaitoje kaip susijusios kompanijos. Tai reiškia, kad jos yra kontroliuojamos tų pačių žmonių. Bet dabar mes jau ir taip šitą žinome. Ir aš manau, kad mes pateikėme pakankamai įrodymų, kad DAR fondų struktūros aptarnauja asmeninius Medvedevo ir jo šeimos interesus. Лично Медведева и его семье. Būtent DAR fondo ir jo dukterinių įmonių korupcinės kilmės pinigus Kipro offshore'as leidžia jachtoms, kuriomis plaukia Medvedevas, ir Italijos vynuogynams, naujam premjero hobiui ir susižavėjimui. Страсти премьер-министра. Atėjo laikas mūsų filmo tyrimo išvadoms. Jos labai liūdnos. Buvęs prezidentas, dabartinis premjeras, valdančiosios partijos Vieningoji Rusija lyderis beveik atvirai sukūrė korupcinį labdaros fondų tinklą, per kurį gauna kyšius nuo oligarchų ir tiesiog maniakiškai stato savo rūmus ir vilas visoje šalyje, perka jachtas ir viduramžių pilis užsienyje. Jis ir nesislepia, juk Medvedevo schema ir visą jo nekilnojamąjį turtą aptarnauja tūkstančiai žmonių. Šiuos slaptus rūmus saugo valstybinės specialiosios tarnybos. Faktiškai, šias paslaptis saugo tik nuo mūsų visų, nuo Rusijos tautos, kurios sąskaita visą tai ir pastatyta. O pati valdžia viską puikiai žino. Ir Medvedevui leidžiama vogti tiek daug ir taip atvirai, nes ir Putinas daro tą patį, tik žymiai didesnių mastų. Nes ir vyriausybėje taip daro. Nes prokuratūros, teismų ir specialiųjų tarnybų vadovai daro tą patį. Korupcijos dėka tampa milijonieriais ir milijardieriais. Tokios tad yra pagrindinės mūsų tyrimo išvados. Sistema tokia supuvusi, kad joje išvis nebeliko sveikų dalių. Žmonės, apie kuriuos yra šitas filmas, valdžioje jau 17 metų. Ir jie susirentė idealų mechanizmą, kuris Rusijos tautos turtą verčia rūmais ir banko sąskaitomis savo ir savo vaikams. Ir tai yra pagrindinė priežastis, kodėl mūsų šalis yra tokia turtinga, o žmonės tokie vargšai. Kasdien mes matome tuos, kurie renka pinigus savo ar savo giminaičių gydymui. Nupirkti vaistų, padaryti mokamą operaciją. Ir kiekvieną kartą mes galvojame, viešpatie, kodėlgi valstybinių pinigų tam neužtenka? Kur jie? Tai štai jie, mes jums parodėme. Čia 10 milijardų, ten 20, štai ir viskas, pinigų nėra, o jūs laikykitės. Mes neturime žemintis dėl to, kas vyksta. Galų gale tai mūsų šalis ir tie žulikai vagia mūsų pinigus. Kiekvienas turi kovoti kaip gali. Bet kas iš jūsų gali mums padėti, jeigu tiesiog pasidalins šiuo filmu? Nusiųskite nuorodą savo draugams ir pažįstamiems. Papasakokite savo giminaičiams apie tai, ką matėte. Taip, televizija yra griežtai kontroliuojama šios mafijos ir ji niekada nepasakys nė žodžio apie šios faktus. Bet mes patys galėsime įveikti cenzūrą, perduodami informaciją žmogus žmogui. Aš pats dalyvauju rinkimuose. Aš kelsiu savo kandidatūrą prezidento rinkimuose, nes nenoriu, kad šio ir kitų mūsų tyrimų veikėjai liktų valdžioje dar 10 metų. Toliau viską griaudami ir vogdami. Man yra labai svarbi jūsų parama. Ir aš prašau jūsų padėti man ir pasirašyti už mano kandidatūrą. Šio įrašo aprašyme yra nuoroda. Ir jeigu jūs palaikysite mane, tai 2018 metais aš būsiu tuo kandidatu, kuris jūsų vardu pasakys šiai valdžiai veidą. Mums atsibodo korupcija ir mes daugiau nebenorime su ja taikytis. Нам надоела коррупция, и мы больше не желаем с ней мириться.